Sveiki, pristatau dar vieną užbaigtą karkasinio namo projektą. Namelis bus transportuojamas, jau paruoštas. Tai vienas populiariausių mūsų klientų namelių su atskiru miegamuoju. 40 kvadratinių metrų. Išties erdvus namukas, plotis 4 metrai, aukštis net 4,5 metro, ilgis 10 metrų. Taigi trumpai charakteristika apie namuką, tai būtų sienos stogas ir grindys šiltintos 20 cm akmens vata. Langai sumontuoti A+ klasės 3 stiklų. Namelėje bus gyvenama ištisus metus, tikrai bus šiltas namukas. Fasadas ventiliuojamas, sumontuota apsauga nuo graužikų. Fasadas dažytas 2 kartus, šiukšta dailylentė, stogo danga klasikinė skarda. Lietaus nuvedimo sistemą montuosime jau kai bus pristatytas namukas dėl transportavimo. Išvestas lauko apšvietimas aplink namuką. Priekyje, kai matėte, rozetės lauko. Tikrai labai dailus namukas. Graži spalvelė, dailylentė šiaušta. Tikrai bus ilgaamžė. Lauko durys šarvuotos, taigi kviečiu užeiti į vidų. Taigi, patenkame į prieangį. Turime išties erdvus prieangis gaunasi, šioje vietoje bus sumontuota spinta. Dešinėje pusėje turime erdvę svetainę su virtuvė kartu sujungta. Didelis vitrininis langas, tuomet bus išėjimas į terasą pagal projektą. Sumontuotas šioje vietoje bus balkoninės durys. Išvestas kontūras šilumos siurblių varosoras. Taip pat namelis yra šildomas, visos grindys yra šildomas infraraudonų spindulių kilimėlių. Kiekviena patalpa turi atskirą termostatą valdyti šilumai. Šioje vietoje kampinė bus virtuvė sumontuota. Taigi trumpai apie namuko apdailą. Tai kad visuomet balinta dailylentė dažyta pramoniniu būdu. Galima rinktis ir gipso kartoną, tačiau praktika rodo, kad praktiškiausiai gaunasi su dailylentė. Taigi, vinilinės grindys, elektra išvežiota, išvestas laidas kaitlentei, kopėtėlės į antrą aukštą dar nesumontuotas, nes neapsisprendžiame, kurioje vietoje užsakovas norės montuoti. Parodys antrą aukštą kiek vėliau. Taigi, patenkame į vonios kambarį. Vonios kambarys išties erdvus. Sumontuodamas pastatomas tualetas, kriauklytė su maišytuvu, spintelė su veidrodžiu. Dušo kabina kampinė šiuo metu buvo pasirinkta. Sienos ir grindys plytelės. Palangę taip padarėme iš plytelių. Oro išmetimas. Išmanusis boileris buvo sumontuota šį kartą tualeto patalpoje. O čia bus skalbimo mašina. Neretai boilerį keliame į antrą aukštą, tačiau antras aukštas bus gyvenamas pilnai. Visame namelį sumontuotas balintas akmens medžio masyvo duris su spynom rakinamos. Taigi patenkame į miegamąją patalpą. Išties erdvus miegamasis. Jinai paruoštas naudojimui, apšvietimas. Šioje vietoje bus dvigulė lova 1,60 m pločio. Langas. Labai geras išplanavimas. Labai tinkamas šeimai gyventi. Kaip minėjau, antras aukštas bus
naudojamas gyvenimui, mėgojimui. Tai boilerį nekėlėme ant aukštą, išties didelę gaunasi antresolę. Tiek vaikam, tiek suaugusiems. Elektros išvedimai yra. Taigi, kviečiame aplankyti.